mūsų šalies komandai šiek tiek sušvelninti atsilikimą. Kalnietis perdavimas Valančiūnui. Ir čia pražanga. Sunku stabdyti Valančiūną yra varžovams. Antroji komandinė Naujosios Zelandijos pražanga šiame ketvirtajame kėlinyje. Jonas Valančiūnas prie baudų metimo linijos. Pirmasis baudos metimas netikslus. Na, nemažai šiandieną baudų prameta Lietuvos komandos nariai. Antroji bauda tiksli. 61-66. Vėl tie patys 5 taškai, na niekaip nepavyksta priartėti prie Zelandijos komandos. Buvo pavykę priartėti iki 2, iki 1 taško, tačiau niekuomet nebuvo pavykę persverti rezultato. Na dabar laimiai kamuolys įsisuka iš lanko. Nedaug truko, kad būtų tolimas tikslus metimas. Mačiulis, Kšištofas Lavrinovičius, Jasaitis, Kalnietis. Prašo kamuolio Valančiūnas. Kšištofas Lavrinovičius nesiryžta mesti iš toli. 9 sekundės atakai, Valančiūnas, Kalnietis, Jonas Mačiulis. Gera pozicija metimui, dėja netikslus metimas, Valančiūnas ima kamuolį ir 2 taškai bei pražanga. Puikiai ataka, pavyko dabar mūsų komandos žaidėjams, pavyko visų pirma nusimti kamuolį. Laiku ir vietoje atsidūręs Jonas Valančiūnas, pelno 2 taškus ir po reklaminės minutės na tiksliau šiame ketvirtajame kėlinyje. Taigi laiko dar yra, bet suprantama, kad atsipalaiduoti jau tikrai nevertėtų ir reiktų maksimaliai žaisti tas likusias kėlinio minutės. Dėl kamuolio pasiruošęs kovoti Kšištofas Lavrinovičius ir Jonas Mačiulis. Jeigu metimas būtų netikslus, žiūrovai palaikomus šūksniais ploja, o Jonas Valančiūnas pataiko šį baudos metimą ir mažina Lietuvos rinktinės atsilikimą iki 2 taškų. 66-64. Na dabar prasidės jau pats įdomumas, kadangi laikas po truputį artės prie pabaigos ir suprantama, kiekvienas metimas gali būti lemtingas. Klysta varžovai, nesugauna dabar Mika Bukonenas komandos draugo perdavimo. Galimybė mūsiškiams. Jonas Valančiūnas atsiduria po krepšiu. Jo metimas, tiksliau dėjimas iš viršaus. Rezultatas lygus. 66-66. Na, ilgai reikėjo laukti tos akimirkos, kad mūsiškiai išlygins pagaliau rezultatą. Nepavyksta sugriebti kamuolio aikštės ribose Kšištofui Lavrinovičiui. 15 sekundžių lieka dar šiai Naujosios Zelandijos komandos atakai. Bet rezultatas jau lygus ir gerokai smagiau čia arenoje. Įdomiau ir žiūrovams. Kol kas tik vieną komandinę pražangą turi mūsiškiai šiame kėlinyje. Varžovai turi 3. Neblogai ginasi mūsiškiai. 3 sekundės atakai. Paskutinė atakai skirta laiko sekundę meta varžovai. Nepataiko, tačiau dėja jie sugriebė kamuolį. Penis iš toli meta vėl nėra. Na, pavyko dabar mūsiškiams, kad nepataikė Kirkas Penis. Galbūt ir pavargo šis žaidėjas, kadangi jis žaidžia praktiškai beveik be keitimų. Na ir dabar atgijo kaip reikiant Žalgirio arena. Žiūrovai jau kaip reikiant palaiko mūsiškius. Jonas Valančiūnas, 2 taškai pražanga. Štai taip, reikia rungtyniauti, būtent išnaudoti tokį puikų vidurio puolėją kaip Jonas Valančiūnas. NBA žaidėjas ir jis šiandieną dabar jau pradeda rungtyniauti taip, kaip ir iš jo tikimasi. Na ir gerai tai, kad Naujosios Zelandijos komanda užsidirba jau 4. pražangą šiame kėlinyje ir dabar visos pražangos bus baudžiamos metimais į krepšį, o lietuviai yra prasižengę tik 1 kartą. Tai irgi yra paranku, reiškia galime kiečiau gintis gynyboje. 68, 66 ir 69, 66. Na jau turbūt 1 kartą šios dienos 3 taškais. Ilgai reikėjo laukti, kol kas dar tai nėra pergalė, bet suprantama, kad jau persilaužimas įvyko ir svarbiausia išlaikyti tą ritmą. Ir kamuolys nuo Zelandijos komandos žaidėjo kojos, apleidžia aikštelę, Lietuva, skanduos čia netrukus turbūt žiūrovai, kurių šiandieną taip pat yra tikrai nemažai, keli tūkstančiai, nors varžovas ir nėra toks galingas. Na, suprantama, vakar žiūrovų buvo šiek tiek daugiau, bet įdomu stebėti ir šiandieną
komandas žaidžiančią šią Žalgirio arenoje. Jonas Valančiūnas dabar tiesiog išsivaduoja iš varžovų globos ir